Sveiki gerbiami skaitytojai. Šioje video pamokoje mes kalbėsime apie tokį dalyką kaip VPS serveris. Nepakeičiamas dalykas, jei savo prekyboje naudojate robotus, ekspertus, patarėjus. Taip pat VPS serverio pagalba jūs galite pasijungti su kokiu tik norit mobiliu įrenginiu arba pasijungti iš kito bet kokio kompiuterio ir matyti savo nustatytus prekybos terminalus su savo indikatoriais, prekybos sistemomis, vienu žodžiu atidarinėti, uždarinėti sandorius, daryti analizę, naudoti VPS serverį taip, kaip jūs norit. Ir neapsiriboti vien tik tai savo namų kompiuteriu. Kas yra VPS serveris? Paprastai kalbant ir nesileidžiant į techninės smulkmenas, tai yra kompiuteris, kuris yra toli nuo jūsų, dažnai kitoje šalyje, ir tai yra kompiuteris be monitoriaus. Tiesiog kompiuterio blokas, suinstaliuota operacinė sistema, pasirinkto dydžio kietuoju disku, atmintimi ir tokį kompiuterį jūs galite valdyti per atstumą iš savo namų kompiuterio. Tai yra per savo monitorių, su savo pele, klaviatūrą. Nuotoliniu būdu jūs naudojate kompiuterį, kurį nuomojate iš VPS tiekėjo. Šiame kompiuteriu jūs instaliuojate savo prekybinius terminalus, kabinate robotus, indikatorius, viskas, kas jums reikalinga, ir visa tai dirba, bet fiziškai nėra jūsų naminėme kompiuteryje. Prie VPS serverių jūs galite pasijungti iš kažkokio kito kompiuterio arba, tarkime, planšeto, išmanaus telefono. VPS serverių tai neturi jokios reikšmės. Kam tai reikalinga? Kame yra VPS serverio pliusai? Juk atrodo, tos pačius robotus galime laikyti ir savo kompiuterį namuose, todėl kam naudoti ir mokėti už VPS serverį. Reikalas tame, kad VPS serveris visiškai nepriklauso nuo jūsų kompiuterio. Todėl į VPS serverį jūs instaliuojate robotus, jums reikalingas programas, paleidžiate jas ir netgi tada, kai jūs neprisijungia prie serverio, net jei jūsų kompiuteris yra atjungtas, ar, tarkime, dingo elektra, internetas, kažkas dar atsitiko, VPS serveris dirba toliau, robotai prekiauja toliau, o savo namų kompiuterio galite išvis nejungti, serveris tęs darbą automatiškai. Tai tikrai labai patogu ir apdraudžia mus nuo kažkokių force majeurinių aplinkybių. Jei, tarkime, pas jūs dingo internetas, robotas neuždarė didelio sandorio ir, žinoma, jūs patyrėt nuostolius. Naudojant VPS serverį taip neatsitiks. Arba, pavyzdžiui, jūsų kompiuteris persikrovė naktį, o buvo atidaryta didelė pozicija, robotas jos negalėjo uždaryti, nes terminalas buvo išjungtas. VPS serveris apdraudžia nuo tokių nemalonumų, todėl vieną kartą nustačius robotus, tai reikia kelis kartus pasijungti į savaitę, pasižiūrėti, kažką įdėti naujo, kažką pakeisti, žodžiu, kažką pakoreguoti ir vėl galima atsijungti, nesijaudinant, kad kažkokios techninės problemos trukdys jūsų robotų darbą. Taigi pereisime prie VPS serverio praktinės dalies. Norint turėti VPS serverį, būtina jį išsirinkti, užsakyti ir apmokėti. Daroma tai tiekėjo puslapyje. Asmeniškai aš naudoju VPS forex.ru. Čia reikės išsirinkti konfiguraciją, tai yra VPS serverio planą, priklausomai nuo to, kiek terminalų jūs norėsite laikyti. Išsirinkus paspausti mygtuką užsakyti, užpildyti reikiamus duomenis, užsakymą apmokėti, o paskui jums į pašto dėžutę ateis laiškas su duomenimis, kaip prisijungti prie jūsų VPS serverio. Po to, kai gausite duomenis, jums reikės į serverį įeiti.
Įeiti mums padės Windows programėlė Remote Desktop Connection. Ją rasite bendrosiuose programuose. Priklausomai nuo versijų, manau, kad programėlė yra tokia pati. Taigi, per šią programėlę mes ir jungsimės prie mūsų serverio. Čia reikės įvesti mūsų IP adresą, kurį gausime paštu, ir papildomai dar reikės įrašyti pasvirasis brūkšnelis admin. Pas kitus VPS tiekėjus gali būti kiek kitoks įrašymas, gal tik IP adresas ar kas nors dar. Paprastai viskas bus nurodyta aktyvacinėme laiške. Po to, kai įvesit adresą, spaudžiate jungtis ir atsiras langelis su operacinė sistema Windows Server. Čia reikės įvesti mūsų slaptažodį, kurį be abejo taip pat gausite e-mailu. Taigi įvesime slaptažodį ir čia pakliūname iškart į mūsų serverio darbastalį. Na, pas mane čia jau yra suinstaliuota nemažai terminalų, pas jūs bus tik tai šiukšlių dėžė, galbūt kompiuteris ir naršyklė. Taigi tai paprastas kompiuteris, kaip ir pas daugelį namuose, kurio pagalba jūs prisijungiate prie VPS serverio. Čia galite daryti, ką norit, instaliuoti programas, trinti, kopijuoti, kapstytis failų sistemui, kopijuoti failus ir taip toliau. Pavyzdžiui, atsisiųsti terminalą jūs galite atsidarę naršyklę ir įvedę savo brokerio adresą atsisiųsti MetaTrader 4 terminalą, lygiai taip pat kaip ir į naminį kompiuterį. Atkreipkite dėmesį, kad VPS serveris ne visada greitai reaguoja jūsų veiksmus su pele. Naršyklės atidarimą, kopijavimą, matomas toks truputį laginimas, truputį lėtokai reaguoja į mūsų veiksmus. Tai yra ne todėl, kad VPS serveris yra kažkoks lėtas ar stabdo. Ne. Todėl, kad visi jūsų veiksmai vyksta perdodant komandas per internetą. Todėl greitis priklauso nuo interneto greičio. Kai jūs paspaudžiate kažką ir ta komanda turi nueiti internetu į serverį. Todėl tai yra normalu. Visiškai nereiškia, kad tai lėtas serveris. Todėl jeigu kopijuosite, paspaudimams tas keletas sekundžių užlaikymas yra normalus dalykas. Nes reikia suprasti, kad VPS serveris nėra jūsų bute, o yra gana toli nuo jo. Dabar mums reikia padaryti taip, kad atsijungus nuo serverio visi mūsų terminalai tęstų savo darbą, nepriklausomai nuo to, ar mūsų namų kompiuteris bus išjungtas, ar mes būsime išvažiavę. Mums reikia, kad šis VPS serveris dirbtų visada. Dėl techninių video įrašymo priežasčių aš negaliu parodyti viršutinės panelės. Čia yra tokia viršutinė mėlyna panelė, kur šalia jos yra kryžiukas, kurį paspaudus pas mus atsiranda toks langelis, kuriame rašo, kad atsijungus nuo VPS serverio mūsų programos, kurios dabar veikia, tai yra terminalai, veiks ir toliau. Taigi spaudžiame gerai. Nuo serverio mes atsijungiam, tačiau visos mūsų programos liko tęsti savo darbą. Dar vienas klausimas, kuris iškyla instaliuojant robotus, indikatorius, prekybos sistemas, tai yra kaip perkelti failus iš naminio kompiuterio į VPS serverį. MetaTrader 4 atveju tai terminalą galima atsisiųsti iš brokerio svetainės užėjus ją, arba failus kažkokius įmetus į kažkokią failų talpyklą internete, ta prasme atsisiųsti per internetą. Bet yra taip pat būdas perduoti iš naminio kompiuterio failus tiesiogiai į VPS. Tokiam atveju mums reikia nustatyti
per Remote Desktop Connection, per šį modulį tam tikrus parametrus. Taigi atsidarome mūsų prisijungimą, einame čia, parinktis ir spaudžiame langelį vietiniai ištekliai, vietiniai įrenginiai ir ištekliai ir spaudžiame daugiau. Na, aš nežinau kaip kitose Windows versijose, pavyzdžiui, ten XP ar Windows 8, šiuo atveju tai yra 7, Windows 7 ir čia mes galime pasižymėti kietąjį diską, iš kurio mes norėsime imti failus. Na, pas mane pažymėtas diskas C, pagrindinis, ir būtent jį pasijungęs aš galiu greitai perkopijuoti failus iš naminio kompiuterio į serverį. Na ir paskutinis niuansas, apie kurį reikia pasakyti, tai yra, kad VPS serveris, tai būna, kad dėl vienokių ir kitokių priežasčių, dėl VPS tiekėjo kaltės, kartais retai, bet būna, kad VPS serveris gali persikrauti. Todėl mums reikia, kad jei tai atsitiktų, kad mūsų terminalai tęstų savo darbą. Taigi, kad terminalai automatiškai pasileistų po VPS serverio pasikrovimo, mes atsidarome Start, visos programos ir pačiam viršui yra automatinis pakrovimas. Ir čia paprasčiausiai mums reikia įkelti tas programų nuorodas, programos, kuri mes norime, kad jinai pasikrautų automatiškai. Tai paprasčiausiai paimti nuorodą ir tuo pačiu keliu Start, visos programos ir perkelti į čia. Štai atsirado programa ir jeigu VPS serveris persikrautų, mūsų terminalai automatiškai pasikraus iš naujo. Ačiū už dėmesį, video įrašytas specialiai puslapiui Forex prekiautojo portalas.lt. Sėkmės!